Sveiki sporto mėgėjai ir kadangi jau gal pasibaigė, nežinau kada žiūri šį video, 25 ar 26, bet esmė, kad nauji metai ir proga pažiūrėti praėjusius metus, kokie buvo metai sporto pasaulyje. Daug visokių nutikimų buvo gerų, buvo blogų ir šiandien labai trumpas top 10 įvykių, kuriuos sporto pasaulis aptarinėjo labai plačiai, tikrai ne visada iš geriausios pusės, bet tai kuogi mes gyvenom tais 2025 sporto pasaulyje. Ši žinia gal daugeliu lietuvių netgi praėjo kažkur tai pro šoną, nes tenisas nėra pati populiariausia sporto atšaka Lietuvoje, tačiau Richardas Berankis šiais metais pranešė, kad būdamas 35 metų baigė tenisininko karjerą. Ir aš manau, kad bent jau mano kartos žmonės tikrai užaugo su Richardu, užaugo būtent kai šis sportininkas vedė Lietuvos teniso rinktinę į pergalę Davis Cup, o apskritai turėjo tikrai ilgą, gražią ir gerą karjerą. 50 ATP teniso vieta, tai jo rekordinė vieta, ką jam pavyko pasiekti per karjerą, bet apskritai visą karjerą tikrai daug laiko buvo šimtuke, vos už šimtuko. Neabejotinai ateinančiom teniso kartom, taip turim tų jaunų talentų, bus tikrai sunku pasiekti šį pasiekimą, tiek laiko išbūti tokiame lygyje. Manau, kad Richardas Berankis labai daug prisidėjo populiarindamas tenisą Lietuvoje ir nežinau, kokį kelią jis dabar pasirinks, galbūt bus treneris, o gal kažkur tai ir toliau nuo teniso pabėgs, bet kokiu atveju jam sėkmės tolimesnėje karjeroje, kad ir kuri pasuktų. 9 vieta ir iš karto prie krepšinio, turbūt kur lietuviam ir įdomiausia, tai atsimenat, buvo tokia komanda Vilniaus Wolves, atsimenat, aišku, 2022 metais Gedimino Žemelėje įkurtas klubas, kuris iš karto atėjo su didelėm ambicijom, kad būsim vieni stipriausi Lietuvoje, žaisim Eurolygoje, čempionais Lietuvoje, tapsim dar kokių tų pažadų tik tai ir nebuvo. Bet ką daugiausia šiai komandai pavyko pasiekti per 3 metus, tai buvo 4 vieta Lietuvos krepšinio lygoje. Taigi nei vieno medalio, nei vieno žaidimo finale Lietuvoje ir tiesiog daug pažadų, daug skambių antraščių, daug skambių ėjimų vadovybėje, tikriausiai labiau ne tarp žaidėjų. Man asmeniškai netgi šiek tiek gaila, kad šis klubas bent jau kol kas, kaip buvo sakyta, laikinai traukėsi iš Lietuvos krepšinio žemėlapio, nes ta visa intriga tarp Vilniaus fanų, Rytas, Vilkai, apskritai toks šaršalas sukeltas, visai įdomiai žiūrėjosi. Ką žino, gal praeis metai 2, pasikeis kažkieno mąstymas, kažkieno norai ir ši komanda grįš į Lietuvos krepšinį. Šiaip aš tai tikrai būčiau nieko prieš, bet būtent 2022 metais įkurta komanda, 2025 metais buvo komanda, kuri paliko krepšinį, bent jau kol kas. 8 vietoje Lietuvos auksinis berniukas Šarūnas Jasikevičius, 4 kartus Eurolygos čempionas kaip žaidėjas ir turėjo daug kelio praeiti, kad pagaliau taptų čempionu kaip treneris. Netgi 6 Eurolygos finalo ketvirtas, 1 kartą su Žalgiriu, 3 kartus su Barcelona ir iš 2 karto su Fenerbahče jam garantavo čempiono titulą, kas leidžia jam dar labiau įsirašyti į kaip elitinių trenerių rinką. Gal jau kurį laiką netgi toks šiek tiek prakeiksmas buvo laikomas, nes vis dėlto kaip žaidėjai jam puikiai sekėsi kiekvieną kartą patekus į finalo ketvirtą išeiti su taure rankose, o kaip treneriui, kaip ir minėjau, netgi 6 finalo ketvirtų prireikė. Bet atrodo šis prakeiksmas nuimtas ir net nebejoju, kad per karjerą Šaras dar ne vieną tokį titulą iškovos. Nuo pergalių prie skandalų, taip, Robertas Javtokas šiek tiek prisišnekėjo. Tai tik tai dar vienas įrodymas, kad kartais reikia gal ne visais pasitikėti, nesvarbu eteriui ar ne eteriui, bet vienoje laidoje buvo išsakyta frazė apie moterį žaidėją, kad gyvena su moterimi, dabar gyvena su juodaodžiu vyru, ar kaip ten nuskambėjo tiksliai ši frazė. Bet kažkaip, manau, kad net nepelnytai tai buvo peraugę į tikrai didelį skandalą, nes visi, kas pažįsta šį žmogų, žino, kad nei jis yra rasistas, nei jisai yra homofobas, nei jisai turi tokių problemų, bet tiesiog kartais neapgalvoti
du žodžiai turbūt panaudoti tau gali kainuoti, šiuo atveju gal net ne reputacija, bet menka baudelė ir daug, manau, kad nemigo naktų, nebent jisai labai ramiai tvarkosi su, su skandalais, bet sakau, lygioj vietoje kažkaip skandalas iškeltas buvo, kurio neturėtų būti, bet manau, kad šis įvykis į 25 metų topą patenka. Tikrai nemažai tam dėmesio buvo skirta žiniasklaida ir tarp visų sporto, ypač krepšinio aistruolių. Kas galėjo pagalvoti, kad 2025 metų topė tarp įvykių galėtų atsidurti Lietuvos krepšinio rinktinės pergalė prieš Didžiąją Britaniją? Tikrai taip. Aišku, ta standartinė pergalė turbūt būtų mažai kam įdomi, būtų tiesiog pergalė, bet atsiminus, kaip jinai buvo pasiekta prieš komandą, kurią tikėsi, kad laimėsi tiesiog sutriuškindamas varžovus, atsilikinėjai, pralašinėjai, kol galiausiai prireikė Igno Sargiūno stebuklingų galių, nežinau, stebuklingi bateliai. Filmą šitą man primena šis metimas netgi. Tiesiog fantastiškas tritaškis ir turbūt metimas, kurį Lietuvos krepšinio aistruoliai per šios metus peržiūrė daugiausiai kartų. Neatsimenu, kada paskutinį kartą Lietuvos rinktinė buvo iškovojusi pergalę tokiu metimu, paskutinę sekundę iš tokios pozicijos metant. Aš neatsimenu, gal tiesiog pirma tokia pergalė, bet kokiu atveju tai buvo įspūdinga pergalė. Ir vienas labiau įsimenamų įvykių šiais metais. Ir dar vienas tritaškis ir šį kartą nulėmęs ne tik tai pergalę, bet ir čempionų titulą. Atsimenat, vyko tokia finalo serija tarp Vilniaus Ryto ir Kauno Žalgirio. Ir man atrodo, dalis Vilniaus Ryto komandos fanų, dalis žaidėjų jau ruošiasi, galvojo, kurgi čia šiandien tą pergalę atšvęsim sezoną. Bet Francisko sako, neskubėkit, ir turėjo likusias kelias sekundės. Ir tas tritaškis nužudęs Vilniaus Rytą jų pačių arenoje, leidęs išlyginti Kauno Žalgiriui finalo serijos rezultatai 2-2, galiausiai ir finalo pergalę jau tada šventė Žalgiris namuose. Bet tas tritaškis, kuris ne tik tai lygino rezultatą, bet iš karto vedė komandą į pergalę, vėlgi tokių tritaškių finalo serijose su vienu metimu keitusių, manau, kad ne tik tai rungtynių eigą, ne tik tai rungtynių nugalėtoją, bet ir visą finalo seriją tikrai daug nebuvo. Jeigu atsimeni, kas paskutiniais metais panašaus buvo, parašyk. Bet manau, kad vėlgi ypač Kauno Žalgirio aistruoliam, bet apskritai ir visam Lietuvos krepšiniui, visam Lietuvos sporto pasauliui šitas metimas buvo vienas ryškesnių šiais metais. Ir ilgam jis rašys į LKL istoriją kaip metimas, kuris Kauno Žalgirio atnešė čempionų titulą, o iš Vilniaus Ryto atėmė titulą, kurį jie jau, man atrodo, bent jau mintyse tikrai rankose laikė. Reikia gal šiek tiek dėmesio skirti ir futbolui. Apie Lietuvos rinktinę gal apie Lietuvos rinktinę nešnekėsim, ten nebuvo įsimintinų dalykų, ten viskas stabiliai, tie patys pralaimėjimai, viskas gerai. Šiuo atveju apie Vilniaus Žalgirį, ne Rytą, apie Žalgirį, kadangi futbolas ir senai tokia istorija, tokia iš viso įvykių seka, atsimenu, kai fanai jau protestuoja prieš komandos vadovybę, kai krenta šiuo atveju lagaminai į stadioną. Paskutinį kartą Lietuvos sporto pasaulyje tokius dalykus turbūt atsimenu už 2010 metų, kai jau Kauno Žalgirio aistruoliai protestavo prieš Romanovą, Buratino visi plakatai ir panašiai. Šiuo atveju tai buvo prieš Venclovaitienę protestai, kai daug metų valdė vienas žmogus, reiktų sakyti, turbūt futbolo klubą, jo sugyventinis treniravo tą klubą ir pamatė, kad nėra nei rezultatų, nei logiškų sprendimų, pagaliau visi fanai susivienijo ir tiesiog parodė savo nuomonę, visi išėjimai iš stadionų, parodymai, kad nori žmonės kažkokiu pokyčiu. Ir iš dalies turim dabar Vilniui visai tokį įdomų projektą, nesakau, aš nesu nei už, nei prieš jį, bet bus tikrai labai įdomu stebėti, kaip Tadas Burgaila, Andrius Tapinas, dar porą verslininkų susijungia ir bandys atgaivinti šį klubą.
Vasaros darbai skamba ir atrodo tikrai labai įdomi, tie visi abonementų pardavimai, žaidėjų prisiviliojimai, ko galbūt trūko praeitus tarpsezonius. Taigi pasikeitimų daug ir manau, kad toks vienas įsimintinesnių dalykų futbolo pasaulyje pastaraisiais metais ir apskritai tikrai tie visi skandalai, komandos perėjimai šiais metais skambėjo sporto pasaulyje gan garsiai. Kiek jaunųjų Lietuvos krepšininkų talentų atsimenat, kurie būtų savo jaunystėj taip gerai prisicirkinę? Ąžuolas Tubelis tikrai vienas iš jų, kuris savo laiku apspjaudė, vaikščiojo Žalgirio komandos logotipą jų rūbinė, ko tikrai nevalia daryti, bet turbūt visi mokosi iš savo klaidų, savo jaunystės klaidų. Ir vasarą turėjom tikrai visai gražų spektaklį, kiek emocijų, kiek paskutinės valandos perėjimų vyko. Ir Ąžuolas Tubelis iš Vilniaus Ryto persikėlė į Kauno Žalgirį. Nors įvairiausių nuomonių tiek iš pačių Kauno Žalgirio fanų girdėjosi, mes nenorim šio žaidėjo, mums nereikia tokių žmonių komandoje. Bet manau, kad labai pasisekė, bent jau kol kas sekasi pačiam Ąžuolui, kad demonstruoja tikrai gan stabilius, neblogus rezultatus. Taigi įsilieti į pačią komandą jam atrodo, kad nėra sudėtinga, bet apskritai tai buvo vienas tokių įsimintinesnių perėjimų tarp šių komandų, nes taip, turėjom Antaną Kavaliauską, kuris kažkada sakė, oi ne, Kaune tai aš tikrai nežaisiu. Tada buvo Arnas Butkevičius, kuris tiesiai būdamas Vilniaus Ryto irgi kapitonas perėjo į Kauno Žalgirį. Buvo tų perėjimų ir daugiau, bet žaidėjas, kuris buvo tokių dalykų pridaręs savo jaunystėje, kad pereitų į kitą pusę, pakeistų barikadų pusę, tikrai nėra dažnai, kad pasitaikytų. Bet kad ir kaip garsiai šis įvykis nuskambėjo tarp abiejų komandų fanų, bet manau, kad pats žaidėjas turėtų nesigailėti šiuo savo sprendimu. Buvo perėjimų, buvo pergalių, bet buvo ir traumų. Vienas skaudžiausių sporto dalių yra traumas. Ir šį kartą netgi dvi labai skaudžias traumas sudėjo būtent į vieną vietą. Tai Rokas Jokubaitis, kuris atrodo tikrai pagaliau pajautė, kad gali žaist gerai, pasirašė naują kontraktą su Müncheno Bayernu, Lietuvos krepšinio rinktinėje žaidė patį savo geriausią žaidimą. Atrodė, kad sezonas jo laukia tiesiog puikus, bet galiausiai vienas neatsargus, kojos pasukimas, nikstelėjimas ir visas sezonas nuplaukė tiesiog. Taip, panašu, kad jam pavyksta tikrai gan gerai sveikti po traumas, bet žinom, kaip po tokių traumų būna sunku grįžti, kiek daug darbo vėl reikės įdėti, kad jisai pasiektų tą formą, kurią turėjo prieš traumą. Bet, kaip ir sakiau, traumas yra sporto dalis, kurių neišvengsi. Kaip tuo jau ir įsitikino ir kitas herojus, tai Keenanas Evansas. Apie jo traumas net sunku šnekėti, tiesą sakant, kai jisai pirmą kartą Žalgiryje gavo traumą, iškrito visam sezonui, tada pusę sezono vėl sužaidė puikiai, tada prieš išvykstant iš Kauno Žalgirio vėl gavo traumą, po kurios be krepšinio jis turėjo praleisti 1,5 metų ir galiausiai, kai grįžti po 500 dienų į rungtynes ir vėl tiesiog nusitraukė dar vieną achilą. Čia kažkas yra nepaaiškinamo. Žaidėjas, kuris atrodė, kad bus vienas geriausių Europoje, kokius į lygių jau Kauno Žalgiryje žaidė, nebereikalo Olympiakosas jį pasikvietė, nebereikalo 1,5 metų laukė, kol jisai tiesiog išsigydys traumą ir vėl galės demonstruoti savo geriausią žaidimą. Bet kažkas planuoja, kažkas juokiasi. Tiesą sakant, nustebsiu, jeigu aš jį dar kažkada pamatysiu žaidžiant Eurolygoje. Bet bent jau žemesnėme lygyje tikrai tikimės, laukiam sugrįžtant, o gal net ir Eurolygoje. Ir kaipgi gali būti pirma vieta, jeigu ne krepšinis ir ne šita fantastiška Lietuvos krepšinio federacija su Mindaugu Balčiūnu priešakyje, su Tomu Pačėsu trenerių štabe. Čia turbūt reiktų visą federacijos, tą visą komediją kartais tiesiog dėti pirmą vietą ir tie tikrai buvo
tiek aptarinėjami, kad užtektų ir visam 10-ukui. Bet man turbūt labiausiai įsiminė nepirk ir imk. Šitą dalyką turbūt irgi buvo galima čia dėti, bet jau tiesiog gal mažiau reikia dėmesio šiam dalykui. Bet Pačėso konfliktui su Valančiūnu, ant kiek čia viskas buvo komiška, ant kiek viskas, gal net iš pradžių buvo niekas neatkreipė dėmesio, kol kažkas tai labiau nepasidalino. Ei, žiūrėkit žmonės, ką čia šneka Pačėsas, kuris vienam interviu sako, kad Laurynas Birutis su visa pagarba jam, bet jisai nėra nieko blogesnis žaidėjas už tą patį Valančiūną ar Sabonį, čia tik tai NBA žvaigždės mūsų galvose. Tada dar tie visi pasakymai, kad čia atvažiuoja žaidėjai su cigariukais burnoj, su alaus pilvais, į medžioklę norintys važiuoti ir panašiai. Ir kaip visi laukia, kada pagaliau susirinks visa stovykla, tie pirmi rankų paspaudimai tarp Pačėso ir Valančiūno. Vienas geras cirkas, viena gera komedija, bet sakau, kaip ir apskritai visa šita Lietuvos krepšinio federacija. Turbūt labiau aptarinėjamo įvykio negu šis konfliktas, šie įvykiai, aš nežinau, čia buvo šitiem dalykams skirta pusę metų. Nebereikala buvo susiskirščius, gal net kažkiek tai vis tiek vieni žmonės labiau į Pačėsą, kiti žmonės labiau už Valančiūną. Bet kokiu atveju tai buvo, sakau, turbūt pats atsimintiniausias toks konfliktėlis, kuris žiūrėjosi iš šono visai linksmai. Tai toks 10-ukas šiais metais ir tiesą pasakius dėliau, žiūrėjau. Trauma, konfliktas, skandalas, čia dar skandalas. Tai buvo tų porą pergalingų metimų. Jasikevičius galva pagaliau čempionu tapo, bet turbūt paėmus, kas geri, kas blogi dalykai buvo, nušudini tie metai buvo, ne? Ypač pažiūrėjus, ypač tam tikriem žaidėjom, traumas, pralaimėjimai ir skandalai. Tikrai ne patys geriausi metai, nei vieno kažkokio įsimintinesnio įvykio, nei Lietuvos krepšinio rinktinė padarė kažkokį didelį darbą iškovodama medalius po 15 metų pertraukos, nei Žalgiris į top 4 ar ten į tą patį top 8 pateko, Neptūnas, Rytas, Lietkabelis eilinį kartą Europoje irgi nieko nenustebino. Kas kažkokiu netikėtų pergalių, tikrai nelabai kažko tokio ir buvo. Aišku, negali sakyti, nebuvo tie metai ir labai prasti, bet apskritai tai metai turbūt tikrai vidutiniai. Ir belieka tikėtis, kad ateinantis 2026 pagaliau padovanos gal Lietuvos krepšiniui ar klubui ar rinktiniai kažkam tai kokį įsimintinesnį medalį, pergalę, apdovanojimą ar kažką tai tokio, o apskritai stebim, žiūrim, domimės ir žiūrim, kogi sulauksim kitais metais sporto pasaulyje. O jeigu jau pažiūrėjai šį video, gali pakomentuoti, kas tau labiausiai įsiminė šiais metais, kas pradžiugino, gal kas nuliūdino, kokį įvykį galbūt netikėta buvo stebėti, kas nutiko ir susitinkam kitam video. Iki!